Tai labas vakaras visiems, esu Laura ir šiandien norėčiau jūs pirmiausia pasveikinti artėjančių šventų kalėdų progą. Ar jūs galite patikėti, kad liko praktiškai 4 paros iki to momento, kai jūs su savo šeima galbūt susėsite prie šventiško baltų kūčių stalo? Ar daug žmonių planuoja tokiu dideliu būriu susirinkti? Paplokime jiems, todėl kad jie yra laimingi žmonės. Jie tikrai laimingi žmonės, nes šeima mus įkvepia, mus palaiko, mums suteikia pagrindą ir pirmasis gyvenimo pamatas. Tuo metu, kai mes tampam lyg ir savarankiški, norim pradėti gyvenimą kurti patys. Jeigu turim pagrindus, turime pavyzdį, kaip tai įvyko, mums viskas lengva. Jeigu ne, mes ieškome tų pavyzdžių. Iš draugų, pažįstamų, interneto, televizijos. Ką mes ten matome? Sunku pasakyti, ko nematom, susikuriam. Nors širdyje kiekvienas nuoširdžiai trokštame būti mylimas, gerbiamas, vertinamas, garbinamas. Taip, mes trokštam tos šilumos, artumo. Tačiau atsitinka, būna taip, kad dažnai išauga lyg stiklinė siena tarp mūsų. Atsiranda nesusikalbėjimai. Kodėl? Ko neįvertino, ką praleidau sukasi mūsų galvose. Tačiau aš siūlyčiau užduoti klausimą, ko neįvertinome mes. Ką mes praleidome. Ta proga aš noriu pristatyti savo idėją, internetinį projektą šeimų bendravimo, tvirtos šeimos kūrimo projektą Šeimynraštis. Šeimynraštis skirtas šeimoms bendrauti ir bendradarbiauti. Jisai skirtas priimti sprendimus ir keliauti kartu savo svajonių link. Ir čia mes noriu pradėti papasakoti jums, kaip tai veikia truputėlį. Kaip aš įsivaizduoju, kaip jis turėtų veikti. Tai yra pirmiausia planavimas. Planavimas, kuris prasideda, kurio liūdniausia dalis yra ta, kad mes turime užsirašyti. Nors mes to nelabai mėgstame. Tačiau geroji pusė šito reikalo, kad tuo momentu, kai mes aptarinėjame įvairius klausimus, mes diskutuojame, mes bendraujame, mes netgi kartais būna tokių, atrodo, savaime suprantamų dalykų, kur mums atrodo savaime suprantamų. Tačiau aptarinėdami kartu, mus priverčia dėrėtis, eiti priimti kompromisus kokius nors. Ir tokiu būdu mes turime bendrus tikslus. Ir pradžia planavimo iš tikrųjų turėtų prasidėti nuo svajonių. Nuo svajonių užrašymo. Nuo paprasčiausių, tarkim, pakeliauti, nusipirkti ką nors, galbūt šeimos pagausėjimą susiplanuoti, viską susirašyti ir to nepamiršti. Kitas etapas tai yra planavimas susidėlioti planus, trumpalaikius, ilgalaikius, nes jeigu jau turim svajonę, gal mums reikia pinigų, gal mums reikia kažką keisti darbe, gal reikia mesti darbą, norint įgyvendinti svajonę. Taigi, trečias, norint tuos planus įgyvendinti, reikia vis tik prisimti tam tikras atsakomybės šeimoje. Paprasti dalykai kartais mums pakiša žiauriai koją. Nesusipratimai, man jau čia buvo apie indų plovimą, kaip mes mėgstame. Nemėgstam mes to darbo daryti. Tai galbūt pasidarykime atsakomybę savo sąraše, įsirašykime, kad lyginėmis dienomis plauna jis, o ne lyginėmis ji. O galbūt tai bus naujas tikslas, įsigysim dar plovimą. Ir svarbiausias, aišku, toks rimčiausias daiktas yra vertybių, šeimos vertybių sąrašas. Nebūtinai jis turi būti didelis, nebūtinai jis turi būti kažkoks labai mokslinis. Tiesiog susidėlioti, tai jūsų šeimos atrama. Jūs jį visada galėsite pasipildyti ir pakeisti, kai keisis šeimos vertybės. Taigi,
Atlikus kaip ir tokius namų darbus, antra svarbi šeimynraščio dalis yra užrašai. Užrašai, kurie mums lyg šeimos barometras parodo mūsų emocinės krūvį, būseną šeimoje, kaip mes jaučiamės. Iš tikrųjų, tai truputį panašu į dienoraštį. Skirtumas tik tas, kad jį veda abudu, tiek vienas, tiek kitas šeimos narys. Aš kalbu iškart tik apie suaugusius, vaikų mes čia nekišame šitą reikalą kol kas, ir jie gali užfiksuoti ir vienas kito įrašus matyti, juos analizuoti. Netgi fiksuojant neigiamas emocijas, tai yra nauda, nes mes mokomės būti atviri ir mokomės spręsti problemą iš karto. Todėl nepasididžiuokite, tiksliau, netingėkite užrašyti net menkiausio džiaugsmo, bet ir nesigėdykite užsirašyti net ir menkiausios problemos. Tokiu būdu galbūt pavyks užbėgti rimtesnėm problemom už akių. Tai va, todėl aš siūlau prisijungti prie šeimynraštis.lt ir iš tikrųjų šiuo metu yra tik tais pradinė stadija šitas projektas, reikalinga ir komanda, kuri padėtų įgyvendinti tą projektą, o jeigu manote, kad jinai gali būti naudinga jums, galite irgi užsiregistravę palikti adresą ir kai bus startinė projekto versija, atsiųsiu naujienlaiškį jums. Ačiū.